Va. Gerai miegoju. Čia tualetai ir dušai. Ten pagrindinis įėjimas, čia kaip ir viešbutukas. O vartai dar uždaryti, vis miega, bet jau šviesa. Čia net terasai yra. Vakar net pamačiau. O, kaip gražiai matas. Gražus čia miestas. Tai vakar atvažiavau nuo to tilto ir galvojau, va čia kur medžiai matosi nakvoti kažkur tarp jų, bet sakau, norėjęs pabandyti kempingą. Tai likau nenusivylus. Tikiuosi, kai džiūstu. Ant dviračio nenaudoju, dar dviračio šortų savo. Viskas gerai, sėdynė tobula, dviratis, problemų nekelia. Čia dar vėjelėmis, kalnas. Aš irgi šiandien ryte tikėjau. Laiką šitą palapinę susirėk, purgna visą, reikia viską nupiskauti. Viskas liko tik vairas, visada sunkiausias dalykas. Čia net nemačiau vakar, bet čia visų rozetės net yra. Ir ten net už kemberą dar jie nestovi plautai su dviračiais. Mano tai rozetė viduje, tikiuosi, čia kažkas dar yra be manęs atsikėlęs. Reikia, kad vartus atidaryti. Pusvalandis ir surinkta viskas. Čia svarbiausia neliesta. Jau šiek tiek nubrėžiau apačią. Čia dažniausiai laikau kažkokių snaksų. Dabar čia visokiausių šmutkių yra. Čia dar vandens, powerbankas, čia kišenėlės. Technikėlė, kai visada viskas. Nieko čia nepasikeitė ir gale lauktuvės. Čia irgi geras darbas. Viskas pasiruošus. Pradedam šiandien dieną. Pasižiūrėjau, kad kažkaip galinė labai išsileidus. Nuvažiuosiu prisipūst greitai, čia prie padegalinė yra. O va čia vakar, kur buvau, čia pasibaigia miestas ir toliau Dykynė apie 50 km. Tai buvo pasirinkimo vakar tikrai daugiau, bet nusprendžiau išbandyti kempingą. O čia tuščiausias miestas, kokie esu apskritai matęs. Jokio žmogaus praktiškai nėra. Tie namai tokie dar naujai statomi, aš kiek suprantu. Bet to bus centrinė miesto dalis. Pasiekiau savo miestelį, kurį norėjau vakar pasiekti, bet dar pritrūko laiko. Tai dabar man truputėlį reiks išsukti į kairę ir tada grįžti atgal, nes reikia į dešinę link tos dykumos. Reiks į dešinę
Bet dabar dar važiuosim į kairę. Apie 14 km ir tada atgal. Čia upė skalbia drabužius. Važiuojam į dar vieną lankytiną dabar objektą. Dar 10 km liko. O, Kupranugario gatvės šaligėliai. Oho, koks slėnis. Kaip čia visur gražu. Nemažai mašinų, daug turistų, bet įspūdinga. Wow. Viskas, atvažiavau. Mačiau, čia atidaryti restoranai, galima bus kavos kokiam. Kai gražu. Gražu. Štai jau turiu gal 80. Spėju, čia dienos metu labai daug turistų, nes jau dabar nemažai žmonių čia vaikšto. Viską sukomės, važiuojam link dykumos, dar ištiksiu greitai į kavinę pavalgyti. O gražu čia, verta aplankyti, jeigu būsit Maroke ir turėsit tam galimybę, atvažiuokit, smagu pavėsį pabūt. Viskas atnešė Coca-Cola šiltas, atneš marokietiškų salotų užsisukiau, pabandysim dar nebandžiau ir įdėsim į kelią, dar kavos pasiėmiau 2 puodelius, nes nuo 6 ryto gyva ir jau 1 valanda dienos ir labai greit diena eina, tai atrodo niekur nenuvažiavai ir jau tuoj vakaras. Palieku lankytiną objektą, labai skaniai pavalgiau, pilna dabar atsigėriau, pasisotinau, stipri dabar. Viskas, skanaus, gražios dienelės. Grįžau, turėtų būti tiesioji, be daug įkalnių, būtų gerai. Išbandau šitą jogurtuką, čia dažnai reikia sustoti šiandien, nes labai karšta. Link Saharos. Labai vėjas pučia. Vėjas. Nors ir lyguma, bet nelengva. Betul? Tahu. Ya. Padėjau žmogeliui prisipūsti padangą. Čia labai gražu, bet labai vėjas pučia. Atvira erdvė. Deginu veidą, bet saulė tai už nugaras.
horizonte tik kalnai. Dykynė. Po šitos dykynės. Pirmieji miesto ženklai. Kaimelio. Norėčiau kavos. Dar turiu, kol sutems apie 3 valandas, manau. Turiu 140. Matysim. Ir vėl palmių plantacijos. Pasiekiau miestą, šiek tiek ilsinu kojas nuo batų. Jau turiu 150, bet važiuosim toliau. Iki mano tikslo dar apie 120. Tai šiandien nepasieksiu. Kažkaip saulė labai dabar žvarino. Išgeriau tos kavos, išgeriau Coca-Colas. Sunku. Per daug saulės šiandien buvo, prastai jaučiuos. Arba kažką suvalgiau ne tą. Bet viską stengiaus labai atidžiai valgyti. Važiuojam. O čia jau nejauku per tokius miestelius važiuot. Sutemo, atsiradau vienam kaimelį, kur prie manęs privažiavo vienas vietinis gyventojas ir pasiūlė kaip ir susipažinti su jų šeima ir pernakvoti saugiai. Tai iš pradžio labai nepasitikėjau, tačiau sutikau, davė pavalgyti, tai buvo labai skanu naminis maistas ir pažaidžiau su vaiku ir apsistojau ne namuose, nors siūlė ir namuose nakvynę, tačiau lauke, nes jie turėjo ir restoraną. To restorano galiniame kieme